Ko gero išgirdę, kad šis reportažas apie obuolius, dažnas pagalvojote. Ir kągi naujo apie juos galima papasakoti. Tačiau ar tikrai žinote, kokie turtai slypi šiuose vaisiuose? Tad jei turite, čiupkite obuolį ir pasiklausykite, kaip valgant šiuos lietuviškus vaisius ne tik sustiprinti organizmą, bet ir užkirsti kelią aibei susirgimų. Mūsų protėviai sakydavo, jei bent vieną obuolį per dieną suvartosi, ligų nepažinosi. Ir ne veltui. Bet ar žinome mes, dėl ko mūsų protėviai šį vaisių taip vertindavo? Ogi dėl to, kad obuoliuose gausu kalcio, kalio, skaidulinių medžiagų, vitaminų A ir C, geležies, folatų ir daug įvairiausių kitų medžiagų, dėl ko šios medžiagos naudingos organizmui tikriausiai visi gerai žinote. Žinote, kad kalcis reikalingas stipriems kaulams. Kalis apsaugo nuo širdies ritmo sutrikimų. Vitaminai A ir C reikalingi gražiai odai ir stipriam imunitetui. O skaidulinės medžiagos gerina virškinimą, mažina vidurių užkietėjimo riziką. Geležis ir folatai gerina kraujo sandarą. Ir tai dar ne viskas, kuo turtingi mums puikiai pažįstami obuoliai. Obuolys yra vaisius, kuriame gausiausia iš visų vaisių tokio flavonoido kvercetino. Flavonoidai tai yra tokios medžiagos, kurios suteikia vaisiams spalvą, skonį ir net kvapą. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad flavonoidai pasižymi ypač stipriomis antioksidacinėmis savybėmis, kurios reikalingos jums visiems gerai žinomų laisvųjų radikalų pašalinimui iš organizmo. O laisvieji radikalai tai sukelia ir onkologinės ligas, ir širdies kraujagyslių ligas, ir daugelį kitų ligų. O flavonoidas kvercetinas ypač reikšmingas dėl to, kad jisai gali apsaugoti nuo onkologinių ligų ir nuo širdies kraujagyslių ligų. Ypač jisai veiksmingas lėtinių prostatos susirgimų ir prostatos vėžio profilaktikai ir net gydymui. Flavonoidas kvercetinas randamas obuolių žievelėje. Ir yra žinoma, kad obuolių sultyse ar nuluptose obuoliuose šios medžiagos yra net 10 kartų mažiau negu obuolių žievėje. Taigi obuolius būtina valgyti tik su žievele. Deja, importuojami obuoliai yra apdorojami cheminėmis medžiagomis, todėl mes dažniausiai skurelę nulupame. Taigi ir šios medžiagos gauname mažiau. Tai, kad cheminių medžiagų kiekis bus mažesnis lietuviškose obuoliuose, daug didesnė tikimybė, nes ir vietoje vartojamiems vaisiams nereikia tiek daug cheminių medžiagų. Tad aš visada renkuosi lietuvišką obuolį ir nuplovusi jį valgau kartu su žievele. Na, jei savo soduose užaugintų obuolių jau nebeturite, lietuviško obuolių toli ieškoti ir nereikės, nes Dembavos medelyno saugyklos dar pilnos. Dembavos medelyno direktorė džiaugiasi, kad šiais metais derlius buvo geras, todėl obuolių mėgėjams ir šiuo metu galima pasiūlyti įvairiausių veislių obuolių. Yra dar ir tokių veislių, kurios yra tikrai ir senos, ir nuo seno žinomos. Tai tokia veislė kaip antaninis, o pakaitalas yra bogatyrius ir jie tinka tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų yra alergiški, kurie negali valgyti raudono obuolio ir vaikams, ypatingai mažiems, tą tyrelę tokią tarkuojant iš bogatyrius, tai yra pati sveikiausia. Ir tai yra ne mano įsigalvojimas, yra nustatyta mokslininkų, kad pektinų kiekis beveik atitinka antaninio obuolių kiekį. Ir daktarai, kurie rekomenduoja alergiškiams žmonėms valgyti obuolius, sergant cukriniu diabetu obuolius, tai rekomenduoja šitą bogatyrių. Aišku, jisai yra rūgštesnis šiek tiek, jame mažiau cukraus, bet jisai yra sveikesnis vien tuo, kad jisai neturi alerginių ir turi daug pektininių medžiagų. Labai svarbu, kad Dembavos medelynas turi visus reikalavimus atitinkančias obuolių laikymo sąlygas, o tai garantuoja obuolių kokybę. Mes esam pasistatę naujas saugyklas, dvi saugyklas po 200 tonų yra vakuuminės, kur yra išsiurbiamas deguonis ir obuoliai laikomi tik tai CO2 tam oro mišinyje, kuris užmigdo obuolius ir be jokios chemijos. Jie tiesiog savaime pabaigė savo
sustabdo savo vegetaciją, mes, jeigu taip paprasčiau kalbant, jie užmiega ir kada mes vėl pradedam leisti orą ir deguonį, jie tada vėl pradeda savo fiziologinę vegetaciją vykdyti ir jie tada tik tai pradeda nukti. Todėl mes galim juos išlaikyti tiesiog iki kito derliaus. Tai ir yra atsakymas, kodėl Panevėžio rajone užauginti obuoliai ir viduržiemį puikiausiai išsilaikę, išsaugoja visas gerasias savybės. Ir kvepia obuolys, ir jaučiasi, kad jisai yra obuolys, ir skonis iš tikrųjų, kur paragauja, tai tikrai žmonės nenusivilia. Pirkėjai jau spėjo pamėgti ir Dembavos medelyno obuolių sultis, kurios spaudžiamos iš auksio veislės obuolių ir ruošiamos kaip namuose. Tiesa, sulčių kiekiai nėra dideli, todėl jų galima įsigyti tik firminėse Dembavos medelyno parduotuvėse, kur ir obuolius pirkti patogiausia.